Vazbejauskas, gamybininkas didelis. Ir, žinoma, Pakarskį pakalbinti. Su pačiu Karveliu, tai mes pradėjom dirbti 68 metais prie BK 7. Tai aš net dabar nebeatsimenu, ar tai Pakarskas, ar pats su Karveliu bendraudamas ar pasiskambinamas Vilniui būdamas. Ir man įskambina ir sako, žinai, gal biškį pabrėžyti, ten lėmens konstrukcijos geometriją reikia palikti. Ir atsinešu, reiškia, namo jos lenteles ir labai mane įstrigo į atmintį Karvelio labai tvarkingi lentelės rašytas, taip kaligrafiškai, taip gražiai, aš stebėjausi, sakau, žiūrėkit, žmogus gražiai dirba. Tai va, reiškia, jau su juo pradėjau dirbti, o paskiau apie 69 metus ir tada Pakarskas skambutis, reiškia, man, ar nenori ateiti į Prienus dirbti, reiškia, iš Vilniaus į Prienus dirbti. Nu, daug kalbinti jo jam neteko, kadangi vis tiek su aviacija teko man ir anksčiau būti ir iš jau girdėdavau ir tėvo kalbas su Aškiniu, kadangi jie tarpusavy kartais susitikdavo. Tarp kitko, tėvas Aškinį ir brėžinius irgi darydavo, reiškia, namuose. Reiškia, tai, reiškia, girdėdamas apie jų pokalbis apie gamybą, tai, sakau, ta įkalbinėjimas nebuvo labai didelis. Tai ką, tada, reiškia, iš Kauno, dieną, Kauno, į Prienus ir atgal teko pažiūrėti. Nu, kaip Julius sako, žinoma, sąlygos buvo, kokios buvo, ir atvažiavęs be abejo, gavau pieštuką į ranką, lentą, braižymo lentą ir, sako, yra, va, štai Bro 11, kurie reikia paruošti dokumentaciją, seriniai gamybai, kadangi seriniai gamybai jau buvo vykdoma, ir statom, ir dirbo. Nu ir ką, ir dirbo. Žinoma, su mintim, tai Pirko Pakarskas tik atvažiuodavo tada. O direktorius tai buvo Įtas Čeponis. Ir, reiškia, o Čeponis jau prie žemės pritvirtintas. Reiškia, su žemiškais dalykais, o neskraidė už tai. Žinai, o reikia padaryti šitą, o čia šiandien tą darysim, o kaip Julius sako, tai pečius kursim, ar dar kažką tokius ūkiškus dalykus. Va, ir prie BK 7, tai netaip daug ir teko dirbti, pradėjus dirbti. Ir vienas iš tokių, nu, ne pagrindinių, tai buvo vienas Tomašiūnas, aviacijos specialistas, baigęs aviacijos mokslus. Lotružytė, Gerūta, chemikė, kadangi čia chemija buvo vienas iš pagrindinių medžiagų sričių. Ir, reiškia, teko su jais tik tai pasišnekėti ir matyti. Po kiek laiko pradėjus, kaip tik Gerūtai, dirbti konkrečiau su medžiagom, su epoksidiniam darbom, ateina jinai raudona visą, ištinus, ir matosi, jau pati sako, žinai, kad aš negaliu su juo dirbti. Tada visi vėlgi pokalbiai, nu kažkam reikia. Tai aš neatsimenu, ar tai man kažkas žiūrė, aš pats, reiškia, pakėliau ranką, nu gerai, bandysiu, reiškia, su to medžiagom užsiimti. Tai nuo 69 kažkur tai jau turbūt pabaigos, tai buvo 69 pabaigos ir teko su tom užsiimti, kadangi apie jis, kaip ir Pranas sako, nieko nežinojo. Nieko nežinojo apie tas medžiagas, tik tai mačiau, kad yra katiliukai, kuriuos reikia sumaišyti ir kažką daryti. Nu, žinoma, besidomint, besigilinant, važinėjant vėlgi pas specialistus įvairius. Čia pradėjau nuo Kauno, čia Mačiulis buvo toks profesorius, ko gero Pakarsko gal, ar bendramokslis, ar tie mokykloje mokėsi, buvo pakankamai aukštos kvalifikacijos kompozicinių, polimerinių medžiagų specialistas. Mačiulis, tai jis jau nukreipė darbų kryptim, reiškia, su kuo ir gilintis, ir skaityti, ir susitikti. Nu, o po to vėlgi teko važinėti ir toliau, reiškia, tai Maskva, be abejo. Ir tas pats Vijamas atsirado, tiesa, pirmosios kelionės. Pirmoji kelionė buvo į Maskvą pas istoriką Kostenko, turbūt žino. Reiškia, istoriką, kuris gal pirmasis davė tinklą, reiškia, pavardžių, adresų, su kuriais, reiškia, reikia susitikti. Tiek medžiagų srityje, tiek aviacinių konstrukcijų projektavimo srityje.
Bijame, ten, reiškia, Cagi, kur paskiau teko ir važinėti. Nu, žinoma, gavas leidimus tos, vadinama, forma. Nu, o kai įlindai, kai žmogus, čia tą patį darbą aš darau ir kitas būtų daręs, tą patį darytų. Iškestom darbom pasirodė, kad nėra tokios paprastos medžiagos, kad jie sumaišai, reiškia, kaip Pranas sako, tai kietėja, tai nekietėja. Ir buvo pradėta galvoti, ką čia daryti, kad būtų kažkoks užtikrinimas. Darėm iš kiekvieno maišymo pavyzdėlius, reiškia, pradėjom daryti tikrinimus, malonus darbas buvo. Pirmosios brėžiniuose kevalas buvo plonas arba vadinamas vienas sluoksnis, ne 3 sluoksnis. Ir stabilizatorius ir buvo padarytas, atformuotas vienas sluoksnis, ne vienas, tai iš 3 sluoksnių, kokių 3 ar 4 sluoksnių. Iš stiklo audinio, bet be putoplasto, be 3 sluoksnio. Buvo padarytas, ištrauktas iš formos, ir žinoma, jis jau lankstus. Na, čia kažkaip šalia vaikščiodavo, pamatęs tokį jau biškį konstruktoriaus, vadinamą, nepataikymą, jau baisiai, jisai jau pasinaudoja, sako, žiūrėk, kaip čia nerimta, kokią konstrukciją žada daryti. Bet kai man gana greitai iškeisi tą permastė ir įdėjo labai įdomią konstrukciją, 3-sluoksnė konstrukcija, reiškia, putoplastas buvo vadinamas armuotas. Reiškia, ne medžinas putoplastas, bet įdėtas su mediniam ištvelėm, kurias buvo retai kur sutinkama. Kažkokia rado. Tai va, tai reiškia, tokia stabilizatoriaus gamyba, reiškia, buvo daryta. Paskiau pirmieji statiniai bandymai laukia stendė, tų pačių medžiagų tikrinimą. Kaip sakant, einam tokiu keliu, kad, kaip sakant, einant patamsi, kad kažką tai pačiupinėti, kažką tai, kad nesuklupti kur nors netikėtą vietą. Tokį keliu yra. Pas Antonovą teko būti, ne? Tai jau čia vėliau. Čia pas Antonovo, reiškia, kada jau čia, turbūt aš nesimenu, kelintas BK, turbūt, ne BK, lakai, turbūt jau pradėjo eiti, kai pradėjau galvoti apie anglies pluošto panaudojimą. Anglies pluošto panaudojimo, reiškia, jau jeigu pačios anglies mes gavom, bandinukus pasidarėm, kažkur tai pasibandėm, stiprumą lyg tai jau žinom, į skaičiavimus jau sugebėjom įdėti, viskas gerai, bet pagaminti reikalinga sąlyga. Dabar aš nežinau, kas čia pirmasis kontaktus padarė į Antonovo gamyklą, bet, reiškia, mūsų visa grupė, turbūt kokie 5-6 žmonės, nuvyko su priekaba, nuvažiavom į Kijevą ir prabuvom turbūt gal porą savaičių, bijau pasakyti, savaitę ar porą savaičių, ir pagaminom Lonžerovo juostas, kurios buvo pagamintas jų gamykloje. Pas patį Antonovas taip pat buvo pasiūlymas eiti, bet kažkaip tai susikuplinau ir nenorėjau. Dar ten buvo pasiūlymas, sako, žinai, suorganizuosim pas Antonovą, daryk čia, sako, bet taip ir neteko pasiūlymą. Kiek žinau, ne tiek žinau, bet iškėlė, buvo atvažiavęs į gamyklą.